Kokia publika. Susitrenkiau galvą, bet nieko tokio. Čia sėkmės ženklas. Taigi, pradedam antrą dalį renginio. Net nežinau, ką čia žinot per daug ir pristatinėt. Man atrodo, viskas kaip ir savaime aišku ir žinoma. Tai faktas, mūsų kartos roko balsas ryškus, tiesmukas, aštrus, jautrus ir teisingas. Ir aš apskritai džiaugiuosi galėdama jį pažinoti ir džiaugiuosi turėjusi galimybę dirbti kartu ir būti kontakte su B grupe ir tiesiog džiaugiuosi, kad šį vakarą, būtent čia, būtent tokiame gausiame jūsų būryje ir mūsų gimtadienyje yra Benas Aleksandravičius B. Pasiteikim plojimais! Opapa! Sveiki, aš kažkaip labai džiaugiuosi, negalvojau, kad čia tiek susirink žmonių, tai labai noriu pasisveikinti su visais ir ačiū, kad atvarėt pasiklausyti. Nežinau, kaip čia viskas seksis, bet sveikinu Ane su gimtadieniu ir man atrodo, kad didžiausia dovana yra visi šitie žmonės, kurie yra šį vakarą čia kartu su jumis. Tai ačiū visiems, kad atvarėt. Faktas. Ačiū labai. Tai papasakok, Benai, kaip laikais. Mes labai toli vienas nuo kito, man jau nepatinka, bet... Nepatinka, nu tai galim pasiartinti, gali arčiau. Aš sakiau, aš noriu tonusą šiek tiek pakelti, kokį bairiukų, gal kokį vieną kitą padropinsiu. Laisvai gali čia. Labai rimtai čia prakalbėjot visą laiką. Mini stand-upą gali skelti. Mini stand-upą, open mic, tokį, kur nepatikrintų bairių, gali labai blogai baigtis, gali užkancelinti. Ką klausai, kaip jaučiuosi? Jo, kaip laikais. Koks periodas tavo dabar? Kokį išgyvenę etapą savo gyvenime? Intensyvus visai. Bliama, dabar pradėjau jaudintis. O matai pradžia. Jo, galvau, čia ateisiu, pašnekėsiu. Čia įkirtas, o ne? Bet dabar jaučiu kažkokį tai, nežinau, šiaip laikausi neblogai, intensyvus ganėtinai laikotarpis, kas tokių metų laikų būdavo ganėtinai ramu. Bet atsiradus kažkokiems naujiems projektams, naujiems kažkokiems užmojams ir keliams, tai tas metinis kalendorius jisai pildosi, atsiranda vis kažkokių naujų dalykų, bet jaučiuosi gerai, esu primastęs daug visokių kažkokių dalykų, kuriuos noriu įgyvendinti ateinančiais metais, tai stengiuosi tiesiog ties tuo dirbti, susikoncentruoti ties to ir manau, kad bus vieni geriausių metų, labai tikiuosi. Nes buvo labai geri, noriu dar geresnių tiesiog. Pas jūs visada, žinai, lupat kartelę, perlupat viršų. Jo, bet aš galvoju, kad kiekvienas žmogus taip turėtų gyventi kažkaip ties apskritai su savo, nebūtinai su kažkokia tai veikla meninė. Tiesiog žmogus, man atrodo, kad turėtų gyventi vis geriau savyje, viduje. Tai kažko daugiau patirti, kažkokių naujų dalykų apsiimti, kažką naujo nuveikti ir panašiai. Tai meniniai veikloje, kažkokiai kūryboje gal tiesiog tai yra labai toksai aiškiau matomas ir akivaizdesnis dalykas, žinai, bet aš tiesiog galvoju, kad kiekvieno yra tikslas, labai taip šabloniškai gal nuskambės, bet kiekvienas nori atsikelti vis geresniai dienoje, tai mano tikslas yra atsikelti vis geresniuose metuose ir tas planas visą laiką vis ilgėja ir didėja ir svorio daugiau turi, tai tiesiog tikslas yra duoti daugiau žmonėms materialo, duoti daugiau kažkokios tai kūrybos, sumažinti tarpus tarp kažkokių tai leidinių, nes visą laiką būdavo, kad pusę metų mes ten grojam ir kažką išleidžiam, pusę metų leidžiam savo pačilinti arba užsiemam kūrybą. Norisi sumažinti visus tos tarpus ir tiesiog duoti žmonėm pasidžiaugti, jeigu jie džiaugiasi dėl to, ką mes darom. Good. Labai džiugu, žinai, man atrodo, šiaip gražu eiti į šviesą. Kaip Jonas Mekas sakė, mes visi iš šviesos ir einam į šviesą. Tai tikrai taip. Vaikystė, kaip ir Kamilės klausiau, taip ir tavo įdomus kaip čia pradžios taškas ir kaip atsimeni savo dienas Antakalnio kiemuose ant skeito ir su kamera, arba, nežinau, gal turi irgi va būtent iš tų dienų kažkokį savo svarbų įvykį ir prisiminimą.
Aš turėjau prieš savaitę, gal prieš kelias dienas. Šiaip aš augęs Antakalnyje, mes keičiau aš keletą kartų savo gyvenamąją vietą, bet iš 6 viena tik tai nebuvo Antakalny. Aš tuo metu dirbau, kai pakeičiau, galvojau, kad aš jau praėjau savo paauglystę ir dabar žiauriai noriu centre gyventi, nes centre gyventi yra žiauriai cool. Centrinis. Jo, senamestis, visą laiką galimybė bet kada nueiti į bariuką, atsisėsti, žinai. Ranka paduoti. Tai kažkaip užteko man metų, nes supratau, kad aš mažiau nuveikiu dalykų, nes tiesiog bet kada galiu išeiti ir nesuprasdamas paskirties to savo išėjimo. Tai neilgai trukus grįžau tiesiog į Antakalnio miškus ir tą rudą upę, bet jinai vis tiek turi kažkokio žavesio, žinai, tas vanduo, ten šaltinėlis, tipo kažką. Tai jo, aš užaugau Antakalny ir kaip tik nuo ko pradėjau, kad prieš savaitę ar prieš kelias dienas turėjau su mamantu pokalbį rajone, kadangi aš atsimenu, kai buvau vaikas, mano namas Vileišio gatvėje buvo Antakalnyje ir jo namas gretimas buvo, jisai ten augo. Fainų istorijų papasakojo, kaip iš esmės net priešais mano namą vyko visi ten pompos, įrašai, dumblas, laužo šviesa buvo parašyta ir panašiai. Dar kitoj pusėje name gyveno Rimas Šapauskas. Tai aš tai visą laiką vaikščiodavau ir matydavau juos kartu kažkur kieme. Man tai buvo labai kažkoks vaikystėje svarbus influencas, kurio aš galbūt tuo metu dar net nelabai supratau. Žinai, aš įrašinėdavau koncertus ir visokius apdovanojimus į VHS kasetes. Tuo metu dar vykdavo daug renginių Vingio parke arba Kalnų parke. Nežinau, galbūt net daug kas nežino, kad, pavyzdžiui, Kalnų parke yra grojęs grupė The Rasmus, arba kad Vingio parke yra groję Black Eyed Peas. Aš turiu VHS kasetės kaip įrodymą šito dalyko. Ir man nuo tų visų įvykių, nuo koncertų kieme, man kažkaip būdavo gera ir kažkaip pasikraudavau, žinai, nuo viso to. Varydavome su tėčiu į radio centro apdovanojimus, kuriuos vesdavo dar ir Šapras yra vedęs, žinai, tai visas tas momentas kažkaip tas radijos žaidimas į kasetinį magą ir koncertų įsirašinėjimas į VHS kasetės, jisai kažkaip užbildino visą tą dalyką. Faktas, kad buvo skeitų visa kultūra, buvo gatvės kultūra, mes daug laiko praleisdavom gatvėje tiesiog su draugais. Buvo bandymai groti ten garažuose dar kažkur, bet aš kažkaip aš visą laiką buvau toks, kur tipo, jeigu man duoda kažką išmokti arba ten davai, mes dabar kitą repeticiją padarysim šitą, tai aš visą laiką sakydavau, kad tai, aš noriu tiesiog pats savo dalykus daryti. Po to apsisuko ratas, aš savo bandai sakydavau, kitą repkę jums šitą reikia pasiruošti. Bet jo, skeitai, gitara, Vileišio gatvėje aš įrašinėjau savo pirmus kūrinius. Net Heito outro yra parašytas Vileišio gatvėje Antakalnyje, aš vis dar turiu išsisaugojęs pirmą užrašą, kuris parašytas su kažkokiu vos net ten rožiniu ar žalsvu korektorium, tai visus tos dalykus esu išsisaugojęs, nes tiesiog noriu senatvėje užsidirbti iš to eBay'uje, paleist ant aukciono, nes dienos suskaičiuota, žinai, aš tiesiog žvelgiu į priekį. Į ateitį. Tamstoj susitikom, kur, manau, tau itin svarbi vieta. Ja, šiandien dar kaip tik įpostinai labai gerą vedekėlį ir garažą dalyvavot. Ir pasiklysti, soldautinis koncertukas buvo. Taip. Tai tikrai smagi ir kaip čia reikšminga tau vieta. Tai... Aš šiaip užaugau Tamsai. Tamsa buvo viena iš mano
mane užauginusių vietų. Tai pradžiai buvo Tamsta, po to prieš Tamstą gal buvo ten kažkokie klubeliai irgi ten, nežinau. Po to buvo Tamsta tokia, Loftas, tokios esminės vietos, kurios buvo tokie kaip laikotarpiai mano gyvenime labai ryškus. Tai Tamsta aš atsimenu pirmas festivalis, į kurį mane kažkaip išleido tėtis išvažiuoti, tai buvo Tamsta muzika festivalis, man atrodo, kad jis buvo 2009 gal metais, grojo Little Dragon, man atrodo, buvo headlineriai tuo metu. Ir Nu tai jau pasakok. Aš galvoju, žinai, kaip čia glausčiau, nes mes, žinai, riboti laiką. Prafiltruoti tą istoriją, nes dar neseniai man priminė, pasirodo, kad jinai kiek kitokia buvo, nei aš ją atsimenu. Čia būdavo scena. Jo, čia buvo scena, bet mes į festą važiavom. Ir Trockas, Aurimas, vienas iš mane auginusių žmonių, ir Monika Liūta pati, ir Marijus Aleksa. Aš tuo metu filmavau daug, aš variau į tą festą filmuoti, realiai. Tai mes važiavome į festivalį ir kažkaip atsimenu, kad Trockas suderino, kad Gedriukas mane vežtų į festivalį. Ir kažkaip jis ten mane atvežė į tą festivalį, ten kažkaip, aš atsimenu, kad blogas oras, dar kažką, nežinau, ar noriu pasakoti, iš tikrųjų. Gerai užtyzinai. Žodžiu, atvaromės tą festivalį ir man ten, nežinau, 14 gal metų, ir kažkaip vyksta tas festivalis, aš ten jį filmuoju, žinai, ir kažkurią ten dieną kažkaip nuo kažko suchujovino, tipo, žinai, aš nežinau nuo ko, bet tiesiog kažkaip nuo kažko bloga pasidarė. Neiškam aplinkybė. Nežinau, aš kažkaip ten išbalau kažkaip netikėtai ir aš atsimenu, kad amfiteatras steižas pastatytas ir žoskai lyja. Ir man tokia pizda, tipo, kad ir aš guliu tiesiog ant to betono, ant manęs lyja lietus ir aš žiūriu į dangų ir jis mane skalauja, tipo, žinai, ir aš galvoju, blet, ką aš čia veikiu, tipo. Ir atsimenu, kad Trockas man, jeigu aš gerai atsimenu, jisai man atneša skėtį tiesiog ir sausainių kažkokį indelį. O žinai, kai būna, kad žiauriai valgyt noris ten. Kaip... Žinai, būna, kai pramuša ant maistą labai. Tai žodžiu, valgau aš tos sausainius ten. Ir aš variau kažkaip su to jaunatvišku užsidegimu, kad aš tiesiog dirbsiu, filmuosiu ir čia būsiu tarp muzikantų, nes man žiauriai svarbu buvo būti tarp muzikantų, nes aš pats labai norėjau jo būti, žinai, ir ten su Saulės Kliošu. Tuo metu dar net Kimono nebuvo, buvo Brass Busters, buvo Bitės iš vis tokia grupė, Giedrė ten ir panašiai. Tai Legendary polarizuoti stiklai, ten, ta prasme, let's go. Tai Freaks on Floor, visi koncertai pirmieji, ten, tie laikai, žinai. Ir aš atsimenu, kad aš variau be palapinės, be nieko, man atrodo, aš tik tai tokį handicamą kamerytę pasiėmiau ir Aurimas mane paguldė miegoti į jo bagažinę mašinos, kuris buvo, neatsimenu, ten universalas, kur aš atsikėliau su 2 šunim dideliais toj bagažinį ir kažkelintą festivalio dieną išlipau pats kaip šuo. Iš tos bagažinės. Ir tada, čia labai prieš daug metų buvo. Ir dabar aš variau groti į paramos koncertą vieną, kurį rodė per televiziją, žodžiu. Gelbėkime vaikus, turbūt. Keletą čia tokių paramos buvo fondų pastaruoju metu. Susimaišęs galbūt, nežinau. Man tai yra svarbu tikrai, aš tiesiog bijau suklysti. Bet, žodžiu, buvo pasirodymas ir ne tas renginys buvo, kitoj laidoje, žodžiu, buvo. Aš galvoju, užbaigsiu šitą istoriją. Kitoj laidoje, žodžiu, bet nesmė, žodžiu, Gedriukas. Klausimas, tai net ne apie tai buvo. Gerai, bet... Ta prasme. Bet aš noriu tiesiog, kad, žinai, tu manęs gali klausti bele ko, aš turiu istorijų bele kiek.
Važiuoju. Bet aš greit baigsiu to. Žodžiu, ateinu aš į laidą, nebuvo ten nei su fondai susiję, nei su kuo. Ateinu aš į laidą ir Gedriukas ją veda. Ir tipo mane ten grimuoja, aš kažkaip laukiu tos laidos ir Gedriukas ateina ir sako, blema, tipo, kaip seniai matėmės, atsimenu, kaip buvom festivalį, kai tave vežiau, visas iš balės parą laiko vėmiai. Tęskite. Ačiū. Ačiū, nes aš tik pasakiau pirmą sakinį ir buvo šalutinis pasirinktas kelias. Jo, nes mes riboti laikę, tai paprašysiu glaučiau, žinai. Gerai. Nes aš norėjau klausti šiaip tiesiog, kaip tu vertini pirmuosius žingsnius į sceną, bet čia dabar apturėjom tokį kelionės siužetą. Tai... Stengsiuos glaučiau. Vertinu puikiai. Jėga. Gerai, galim žingsniuoti toliau. Savo kūrybą šiaip mėgsti užkoduoti dalykus. Mėgsti užslėpti, mėgsti taip netiesiogai juos atverti ir nežinau, būtų įdomu gal sužinot, kuo tuo sieki, ar tiesiog dar labiau pritraukti žmogų, žinai, kad jis praleistų laiko prie muzikos ir kapstytųsi, o nebūtų toks ant paviršiaus, taip paimi, praklausai ir that's it. Man, žinai, kai tu rašai dainas arba šiaip kažką kuri, tai yra toksai, aš visą laiką sakau, kad tavo kūryba sugeria kaip kempinė, tu kažkaip tam tikrą savo kažkokį tai laikotarpį arba kažkokią savo mintis sugeri kaip kempinė ir tada jau nuo to man, pavyzdžiui, tai būna, kad kai aš parašau dainą, aš stengiuosi jau kažkaip ir dažniausiai gaunas, kad aš nebegalvoju apie tai, apie ką aš ten pasakiau, tai jau yra kaip viskas padėta į šoną, tiesiog tau reikia over and over kartoti tą dainą daug metų ten kažkur ant scenos, bet tai tu nebeišgyveni to, nes jau viskas ten užrakinta ir sudėta. Aš kažkaip stengiuosi užkoduoti, kad tai nebūtų per daug atvira, nes aš tiesiog jaučiuosi kurdamas visą laiką labai nuogas prieš klausytoją, nes aš labai stengiuosi kažkaip ir sukoduoti, bet to pačiu ir atvirai. Jeigu man kažkas blogai, aš kažkaip ir rašau dainuoju, kad man blogai ir žmonės netgi pagal timeliną gali susekti tam tikras kažkokias dainas, kodėl vienas dainas turi slešą, kodėl kitos dainos yra, kur 2 žodžiai be tarpų surašyta, dėl to, kad tai yra tiesiog tęstinumas, jeigu tu klausytum vienos dainos, kuri yra vienai parašyta ar kitaip, iš pavadinimo pusės, tai tu galėtum atskirti tęstinumą, dėl to kažkokie simboliai ar ženklai ir sukuria kažkokias ilgesnės istorijas pačioj visoje karjeroje, žinai, ten, tarkim, Rasti pasiklysti albumas per slešą, anksčiau irgi ten tu jauti lėti rakto IP, žinai, ir panašiai, tai kažkokie kertiniai momentai, kurie koduotės, kurios kažkaip veždavo mane, žinai, kad turėti kažkokį ilgametį tęstinumą. Man tiesiog patinka užkoduoti dalykus, nes tie užkoduoti dalykai gali tapti kažkokiais vizualiniais sprendimais, taip pat kaip ten Hate albumo pavadinimas, žinai, kuris ten nuo grafičių iki ten kožų, iki ten merčo, beleko, čia, žinai, iš vaikystės, kur rašydavo, Hate ten rulės, žinai, ar ten vono laikų, tipo čia, tai man tiesiog žiauriai juokingas momentas ir man patinka jas sugrąžinti į dabartį, kur sako, oi, čia, blėt, tipo, pavadinimas kaip Avril Lavignės laikų, taip, tipo, that's the point, tipo, žinai, dėl to, kad aš augau tuose laikuose ir man patinka kažkaip juos sugrąžinti, bet per savo prizmę tiesiog, tai man visą laiką patinka kažkokie tai simboliai ir mes su Arčia, su Art Belikov, kuris yra puikus mano draugas, grupės narys ir atsakingas už vizualinę visą pusę, už meršą, už visus posterius, vizualus. Mums tiesiog patinka žaisti per vizualinę pusę ties grupė BA ir kad tai būtų ne tik kažkokia muzikinė dalis, bet lygiai tiek pat 50% mūsų grupėje daug svorio turi ir visi vizualiniai sprendimai ir kažkokios, nežinau, ten koduotės ar rūbai ar dar kažką, žinai, man patinka, kad žmonės hypintų dėl kažko, nes man tiesiog patinka, kai žmonės jaučiasi mūsų dalis ir mes grupėje būdami keturiese, nesam keturiese, dėl to, kad yra ir Arčia ir vadyba, tada jau mūsų 10, bet yra ir visi klausytojai, kurie, žinai, aš atsimenu, sorry, kad aš taip ilgai atsakinėjau, bet aš tiesiog vis prisimenu kažkokių dalykų. Aš buvau Londone ir
prieš keletą metų, dar kai mes leidom Hate albumą, ir mes buvom išleidę kaip tik Iliuzijos džemperį ir aš kažkaip ėjau randominiai kažkaip Londono vietoj ir pamačiau žmogų, ant kurio nugaros buvo Iliuzijos lyriksai parašyti. Pas man, aš kadangi biškai glušas ir mano regėjimas nėra labai geras. Ir aš tiesiog ėjau link jo, kol pat iki jo ėjau, gal bandžiau įsitikinti, ar čia tikrai mano daina. Ir tada, kai perskaičiau savo tekstą, aš iš nugaros uždėjau jam ranką ant peties ir mes apsikabinom visiškai net kažkur kitoj šaly ir kitame mieste, žinai. Tai man patinka šitie dalykai dėl to, kad tų džemperių buvo išleista, nežinau, 300 gal, tipo, žinai, ir visi šitie momentai kažkaip, dėl to ir yra visi tie simboliai, tas meršas ir muzika užkoduota ir viskas. Tiesiog tai yra tai, dėl ko mes vis tai darom. Kaip manai, tiesiog apskritai tariant, šlovė, sėkmė, čia jau kaip, žinai, kokį žodį parinksi. Ar tai tiesiog yra, žinai, sėkmės kažkieno, nežinau, aukštesnio, ten palaiminimo dalykas ranka, ar tiesiog ilgos, va būtent, ką ir pats mini, kryptingos tokios muzikinės, žinai, veiklos realiai pasiekmė? Nu, vėlgi galim vėl akcentuoti tą, kad tai nėra tik muzikinė veikla, žinai, tai yra vis tiek kažkoks statementas, judėjimas, kiekvienas laikotarpis turi kažkokią tai aiškę savo žinutę, tas nenuspėjamumo niuansas, manau, kad irgi, žinai, daug išpranašavo mums sėkmės. Aš nežinau, viskas faktas, kad prasidėjo nuo muzikos, bet manau, kad yra tiek daug sudedamųjų dalių. Aš labai tikrai esu laimingas ir džiaugiuosi, kad mums taip sekasi ir pasisekė galbūt, žinai. Čia lygiai taip pat, kaip gali iš daug skirtingų pusių šnekėti, gal ten foje ir antis geros grupės buvo dėl to, kad jos tinkamų laikų, žinai, atsirado. Gal mes irgi tinkamų laikų atsiradom dėl to, kad kai mes pradėjom, buvo, nežinau, ten garbanotas bosistas turbūt iš panašaus žanro, nes viskas buvo tiesiog ten po 2000-ųjų laikotarpio ten antiek pop, kad trūko lietuviško teksto ir gitarinės muzikos apskritai. Tai galbūt mes kažkokiu alternatyvios muzikos, gitarinės muzikos stagnacijoje atsiradom, žinai, ir dėl to mums viskas pasisekė, bet mes kažkaip nebandėm ant to važiuoti būtent ir mes lygiai taip pat pradėjom kaip ir visi, lygiai tas pats garažas, žinai, mes irgi dalyvavom garaže ir grojom tėtės apdovanojimuose, kai jau išeidinėjo žmonės, žinai, ir iš salės ir tada gal kažkas užsikabino ir sakė, what the fuck, kas čia vyksta, tipo, žinai. Tai daug tokių momentų visokių buvo, kažkokių staigesnių pakilimų, pirmi klipai, ten tai ne žmogus sugebėt pasikeisti, aišku, buvo irgi iš vizualinės pusės stiprų, nes tu Diksai tuo metu žiauriai popino. Tai tie laikotarpiai, aišku, skirtingi, bet kad tikslingas darbas ir noras tiesiog daryti kažką kitaip visą laiką buvo, tiesiog po to eigoj atsirado daug bandų, kurie kažkaip suvienodino viską, žinai. Ir tada, kai viskas suvienodėja, tada mes vėl norim išsiskirti ir vėl kažką daryti. Ir gaunasi toksai tiesiog tampimasis, kad mes ne tai, kad būti priekyje ir diktuoti kažkokias madas ar kažkokį tai sound ar kažką, bet tiesiog visą laiką mano tikslas buvo parodyti, ką tu gali padaryti per trumpą laiką. Pirmos kažkokios užlipimai ant scenos didesnės, ar pirmi main stage, ar pirmi soldautai, tai buvo ne tik dovana man, ar kažkoks pasiekimas man, aš tiesiog tuo norėjau labai, kad žmonės atkreiptų dėmesį, jaunesni muzikantai, ką galima padaryti, kokias mes sąlygas galim savo susikurti per trumpą laiką, kokias sales surinkti, arba kokį apšvietimą pasidaryti, arba sceninius sprendimus. Visą tai darau ne tik dėl savęs ar dėl mūsų komandos, aš tiesiog noriu, kad jauni žmonės suprastų, jeigu tu žiauriai nori, ką tu gali padaryti Lietuvoje, nesvarbu, ar tu ten turi pinigų ar neturi pinigų, ar turi hebros ar neturi hebros, žinai, tiesiog turėk draugą, kuris užsivedęs fotkinti, kuris irgi pradeda, turėk draugą, kuris nori rašyti tekstus, kuris irgi pradeda, tu groji gitarą, kuris irgi pradedantis, aukit tiesiog visi kartu ir galbūt visą tai išaugs į dar kažkokį tai naują sluoksnį, kurį galbūt mes kažkurio metu užauginam. Aš negaliu taip apie save kalbėti, bet aš labai tikiuosi, kad taip yra.
kaip tik prieš tai paminėjom ir kartelę, ir tą aukštą lygį. Ir man atrodo, jūs būtent visada pralupat dar aukščiau ir visada perlipat tą viršų ir išlaikot būtent aukštą lygį, žinai. Labai malonu. Ir tiesiog atrodo, kad jūs patys save pralenkėt savo kūrybą ir viskuo. Tiesiog kaip jūs išpildot, žinai, grupę. Ir kaip tau atrodo, kas padeda būtent jums išlaikyti ne tą, žinai, štampavimą albumiukų kas metus ir ne tą kiekybę, o būtent kokybę, kad pas jūs yra ne trešas ir leskit kuo greičiau mūsų albumus, nes taip geriau prasiduoda, o jūs išlaikot kokybę. Nežinau, visą laiką noras kažką keisti. Mes kiekvieną albumą rašom skirtingų principų. Nauto albumą rašėm, pradžiai pradėjom dviese su Babiku, pradėjom visiškai nuo ritmo sekcijos, pradėjom nuo būgnų rašyti albumą, kas turėtų šiaip pačioj pabaigoj būti, žinai. Visą laiką yra noras net, kažkaip kažką naujo viduje atrasti. Mes nesam ta kažkokia svajonių grupė, kuri kiekvieną vakarą leidžia kartu, žaidžia ten su pleistaku, žinai, ir ten užsisakinėja voltą, valgo čipsiukus, eina į kašį, ten, žinai, važinėja su skeitais, blėt, ir nežinau, ten Palangoj, tipo čilina, žinai, ir visi išvaro į stovyklėlės ir rašo albumus. Taip nėra, nors gal, norėtųsi, žinai, turėti grupę, bet ne kažkaip Lietuvoje neveikia taip dalykai, nes tu turi dar ir kitus dalykus veikti tam, kad galėtum turėti grupę apskritai, kad galėtum studiją išsilaikyti, žinai. Čia turėjom irgi tokį laikotarpį, labai džiaugiuosi, kad pavyksta dabar apsiimti visos veiklos susijusios su muzika, dėl to fainai kažkaip pasidalinti, bet ne apie tai. Visą laiką tiesiog noras daryti kažką kitaip. Dabar irgi, žinai, turiu labai kažkokį tai aišku planą metams į priekį, ir noriu vėlgi sekantį albumą daryti su vėl kažkokį kitokį. Tipo, mes darėm praeitą albumą su Strupinsku, kas buvo toksai vėl naują žmogų įsileisti, atrodė man visą laiką labai sudėtinga, žinai, nes kiek yra tekę dirbti tiek pat su Jurginiu arba su Viperiu, su to pačiu, su kuriuo mes anksčiau dirbdom, man visą laiką, žinai, būdavo tas, kur jaunatviškas, tas, kur mes padarom kažkokį tai gabalą, mes jau įrašytas, ten buvo lygiai taip pat su Heitų albumu, kur mes padarom gabalą ir tada aš jau skubliam, aš jau čia užsipisau, taip davai, aš važiuoju namo ir lieka Jurginis dviesi su Viperiu ir aš išėjęs iš studijos galvoju, kad gerai, jūs liko dviesi, jūs galit producinti, tipo, bet kai aš kitą dieną ateisiu ir jūs man rodysit kažką, ką padarėt, aš vis tiek grįšiu prie savo varianto, nes aš tiesiog žinau, kaip turi būti, žinai. Ačiū Dievui, su laiku tai dingo, nes visą laiką žiauriai fainai yra, tiesiog reikia kartais atsimušti į patį save, žinai, ir suprasti, kad kitas žmogus, jisai nenori tau pakenkti, jisai gali tiesiog atrakinti kažkokį tai dalyką, kuris galbūt tavo galvoje irgi buvo šalia tavęs, bet tai buvo nepasiekiama tavo paties galvoje, jisai galės pasakyti, galbūt taip, galim ir taip padaryti, žinai. Tai visas tas atradimo jausmas, tas pats darbas su Strupinsku, ties Nauto albumu ir dabar su sekančiu albumu, ką aš noriu padaryti, kad Hebra tiesiog daugiau parašytų, žinai, kad mes visi rašytume daug muzonų, tipo, nes aš noriu solinį albumą išsileisti ir kol aš darau savo solinį albumą, aš noriu, kad Hebra dirbtų prie ba ir tiesiog nelauktų, kol aš grįšiu, žinai, pilnu tempu, aš, žinai, neatsimazinu nuo jų ir nenoriu, kad mano kažkoks kitas projektas, man yra number one forever, tipo, žinai, ir mes dabar esam tokioj geroj formoje ir tokiam geram santykiui, kad aš niekada nepalikčiau ir neišduočiau jų muzikinę prasme, tipo, žinai, bet tas atradimo kažkoks ieškojimas, jausmas visą laiką žavi ir kažkur šalia, tai norisi kažką naujo pabandyti, bet to pačiu ir ba stovykloje norisi, kad ir Hebra kažką naujo pabandytų. Ir gausis vėl kažkaip kitaip, dar nežinau kaip, bet vėl kažkaip kitaip. Žinau, yra tema, mes dar kaip buvom susitikę, kaip tik su tavim sakymu, šitą bus galima paplėtoti ir renginį, kuri tave nervina ir erzina. Greito šlovė, žinai, siekimas ir kaip dabar apskritai daug kas nori labai viską greitai, staigiai, ypatingai ir iš karto uždominuoti arenas ir taip toliau.
Tai galim paplėtoti šiek tiek šitą tavo erzelį ir žinau, kad tikrai dar turi ir kitų gal dalykų, kurie tave irgi, žinai, nervuoja ir erzina tai muzikos industrijoje. Čia toks net nelabai klausimas buvo, čia dabar monologą man reikės dėti. Ne, tiesiog gali paplėtot, dėl ko tave tai nervuoja. Nežinau, man atrodo, kad mes, ne tik mes, šiaip grupės, kurios yra aplinkui mus ir atsiradusios panašių laikotarpių, kai mūsų kilimas prasidėjo. Man atrodo, kad kažkokiai tai kategorijai žmonių susiformavo toksai vaizdas, kad viskas labai lengvai pasidaro, žinai. Nes jeigu įvyksta greitas kažkoks tai šūvis ar kilimas, atrodo, kad čia nebuvo įdėta jokių pastangų, tiesiog šovė ir savaime. Tinkamų laikų, tinkamą vietą atsirado, žinai. Tai mane tiesiog trigerina. Atsargiai, nu tai irgi. Neįsipjaukit. Nežinau, aš tiesiog tiek daug yra įvairių variantų aplinkui, žinai, tiek bandų, man tiesiog trigerina, nežinau, ne tai, kad trigerina, aš tiesiog stengiuosi taip nuoširdžiai žiūrėti į muziką visų pirma, nes muzika vis tiek pirmoji vietoje, žinai, yra. Ir mane tiesiog pradeda trigerinti toksai žmonių ėjimas į sceną nuo antro galo, kas yra rūbai ir fotošiūtai ir netgi tas pats turėjimas vadybos, kai tu dar neturi nei vieną normalaus gabalo, tipo, žinai. Tai jeigu tu neturi nei vienos dainos ir tu pakankamai šūdo nesuvalgiai, vadyba tavęs neištrauks, nu, tipo, žinai, ir yra žiauriai daug tokių atvejų, ne tik ten rokerui, gitariniai scenui, šiaip tiesiog, kur hebra mokykloje dar grodami jau turi vadybą ir aš nesuprantu iš vis šito būtent momento. Man atrodo, kad pats grožis yra prakentėti kažkiek, žinai, nesurinkti žmonių ir nevarginti kito žmogaus, kuris pisasi tipo belė kaip ilgai, kad bandyti praselinti bilietus bandui, kuris kaip ir neturi dėl ko dar praselinti tų bilietų, nes nėra tiesiog materialo kažkokio, žinai. Tai kažkokie rūbai, fotošiūtai, lukas ir per greitą galimybę užlipti ant didelės scenos, jinai manęs netrigerintų, jeigu tai būtų tai verta to viso, žinai, laiko ir buvimo ant didelės scenos. Bet esu buvęs labai daug koncertų, kur pastatomi yra atlikėjai Lietuvos jauni ant didelės scenos ir aš nežinau, tu ten gali su traktorium driftint aikštelį realiai, ant kiek nėra žmonių, žinai, tai tada gal tiesiog nuo mažesnės scenos reikėtų pradėti. Gal reikėtų nueiti į vasaros terasą, tipo, žinai, arba, nežinau, į kažkokius mažesnius venijų, ten vasarai pravažiuoti pro Lietuvą, pasirinkti auditorijos, o nelipti, žinai, didžiausias scenas, kur kartais net mes sausakimšo, žinai, nesurinkam. Tai ne tai, kad trigerina, man tiesiog yra gal mini trigeriukas, mini baeriukas, žinai, toksai, kur, nu, tipo, norėtųsi tiesiog daugiau nuoširdumo ir daugiau įdėto darbo, o ne visko čia ir dabar. Nes tas čia ir dabar, kaip greitai ateina, jis labai greitai gali ir pasibaigti, žinai. O tada mes tiesiog turime materialą, iš ko pažvengti visi, žinai, mums čia yra pizda, tipo, bairiai, paskalos. Aš juokauju, aišku, man tiesiog norisi, kad neskubėtų hebra ir viską išgyventų savo jėgom, turėtų savo kažkokią tai autentišką, gražią, gerą patirtį, pravažiuoti pro mažus miestelius, kur tu atvažiuoji ir ten nėra kažkokio ten hospitality ar ten kažkokio raiderio, žmogus tiesiog tau iš savo mamos kibinų atveža, tipo, žinai, darytų ir man čia yra ant tiek trū ir žiauriai smagu ir noris visiems linkėti, kad visi pro tą praeitų, nes tai yra patirtis, kurios užaugina tam pačiam Vilkavišky, kai mes grojom su tavo tėvais, varėm iki ežero, žinai, ta prasme... Išsimaudyti. Tai, nu, ta prasme, čia yra dalykas, kurio aš nebūčiau norėjęs praskipinti, tipo, žinai. Jo, mano tėtis dar dovanojo Benui vinilų, atsimenu. Taip, aš jos iki šiol turiu. Tai, ta prasme,
čia yra dalykas, ko aš tiesiog linkiu visiems jauniems muzikantams pravaryti ir susipažinti su žmonėmis, nes visos tos pažintis jos tau tiesiog atvers dar daugiau durų į švaresnę ir gražesnę ir kažkokią tai solidesnę ateitį muzikoje apskritai, nes visi atsimins tave kaip gražių žodžių, ne tai, kad tu nesurinkai žmonių po išleidimo pirmo savo EP, žinai, kuris ten turi perklausų 200 ar whatever. Tiesiog toksai monologinis pamąstymas, kuris aš stengiuosi per dažnai apie tai negalvoti, bet kadangi aš laidą turiu ir man siunčia daug žmonių, pradedančių muzikantų savo kažkokias ten demo versijas ar dar kažką, aš labai tiesiog pagalvoju dažnai apie jaunesnius ir prisimenu save ir nekeiščiau nieko ir visus šūdo malimus ir visas blogas patirtis ir geras patirtis ir kažkokius ten išvarimus belekur, žinai, ir buvimą ir prisidirbimą kažkokių dalykų ir geras patirtis ir blogus koncertus ir gerus koncertus. Visą tai turi kiekvienas praeiti ir tai yra neįtikėtina patirtis turėti scenoje istoriją, kurią galėtum po to sėdėti čia ir pasakoti. Aš čia grojau prieš 10 metų, dabar man yra smagu tiesiog, kad žmonės gali klausyti ir tai yra neįkainomas momentas. Aš tiesiog noriu padėkoti dar kartą, kad jūs čia tiek daug, iš tikrųjų. Ačiū Jums. Jo, jėga, kad vyksta šitas renginys, tikrai. Visi turim juodų etapų, juodų momentų ir kai tau būna, žinai, sunku, kur tu ieškai atramos, kur randi, nežinau, stiprybę, žinai, šaltiniai arba, nežinau, kaip tu tiesiog ilsies ir padedi savo pargrįžti į tą gerą būvį ir savo padėti, žinai, o ne dar labiau save skandint. Tas sunkumas, jisai skirtingas yra. Po koncertinis sunkumas tai yra, ar kūrybinis sunkumas. Kūrybinis sunkumas tai aš kažkaip išmokau su laiku, kad nebereikia pušinti, žinai. Tu gali daryti ten 7 demkes, 7 dienas per savaitę, tik tam, kad daryti, gal kažkas vienas gausis, bet čia tai tiesiog yra archyvavimas ir kaupimas kažkokios smalos, bet neaišku, ar tau to reikia, žinai. Po koncertinis sunkumas, jisai pas man yra toksai labai paprastas. Aš tiesiog, jeigu labai didelis koncertas būna, aš prisimenu tiesiog Vingio parko savo koncertą arba ten whatever, kažkokį ten didelį įvykį, kuris, žinai, yra tikrai sukrečiantis ir emociškai ir per visus galus, aš tiesiog guliu lovo ir žiūriu šūdus. Parą laiko, Šreką. 2 parus. Šrekas yra šventas reikalas. Šrekas yra šventas reikalas. Šreką žiūriu tada, kai jau jaučiu, kad reikia atsistatyti, tipo, žinai. Kai jau jaučiu, kad reikia jau pradėti kaupti jėgas. Ne, aš tiesiog žiūriu smalą kažkokią, tipo, kur man neapkrauna smegenų, aš tiesiog guliu lovai, labai dažnai verkiu tikrai dėl to, kad man labai daug prisikaupė dalykų. Tas pats Vingio parko experiences tai buvo vienas baisiausių experience mano gyvenime apskritai dėl krūvio, dėl emocinio nestabilumo iki koncerto ir po koncerto, nes iki koncerto atrodo, kad viskas blogai ir tu nebenori daryti, po koncerto atrodo, kad čia buvo absoliutus disasteris ir tu net nenori nieko matyti ir žiūrėti, žinai, nes tai yra, aš atsimenu, mes kai važiavom nuo Lukiškių kalėjimo, iš studijos susikrojom daiktus ir Simas su Ginte mane paėmė iš studijos ir mes važiavom iki Vingio parko jau koncerto dieną. Ir mano didžiausia svajonė visą laiką buvo ir yra pamatyti savo koncertą. Ir mes važiuojam link Geležiako važiuojam ir man rašo žmonės, sako, čia grįžau tipo po naktinės ir žiauriai norėčiau pailsėti, nes vakare varau į jūsų koncertą, bet sako, jūs soundcheckinat ir neleidžiat man tipo miegoti, tipo, žinai, gali duoti pailsėti, tipo. Ir aš nesuprantu, apie ką jisai kalba, žinai, ir man eina feedas, tipo, žmonių. Ir mes važiuojam ir klausom, važiuojam per Geležiaką ir klausom Prodigy ant viso garso, nes aš tiesiog noriu, tipo, kažkur padėti visą tą savo energiją ir savom, tipo, davai reikia prisukti. O mes, kadangi darėm visą koncerto pasiruošimą pas Tasikėlį, linkėjimai jam su Cicėnu, kur yra visiškai ten, žinai, studijoj, multitreką įrašinėja viską ir ten, kai mes net negrojam, jie daro jau soundchecką, net mums nebūna net ten, žinai. Tai pasirodo, kad jie darė soundchecką
kol mūsų dar net nebuvo, nei su instrumentais, nei apskritai mūsų nebuvo. Ir piso ant max garso. Ir mes važiuojam per Geležiaką ir aš sakau, blema, reikia biškį prisukt. Ir mes važiuojam ir aš girdžiu, kaip per visą Vilnių auka aidi. Ir aš galvoju, ar tai yra tas momentas, kai aš suprantu, koks jausmas būtų važiuoti į mūsų koncertą. Tai visi šitie dalykai, masiškumo, jie yra susideda į tokį varginantį dalyką, po koncerto tiesiog kažkur reikia savi padėti. Tai tiesiog savo pokoncertinę būseną vadinu lavašas, verkimas ir Šrekas. 3 etapai. Šrekas nugali. Tai kaip tik palėtė ir Vingio temą ir išėjus į filmą. Tai, man atrodo, daugeliui iš mūsų ir kitų... Neteko matyti jo. Nežiūrėjai? Ne, aš tai žiūrėjau daug kartų, bet tiesiog ten nepasiekiamas jisai beveik. Labai sunku jį kažkaip pasižiūrėti. Nu gerai, tęskite. Aš žiūrėjau. Gerai. Tai, man atrodo, daugeliui atrodo iš pirmo žvilgsnio, žinai, Benas kietas, neprieinamas, gal net baisu prieiti, aštrus, nepatogus ir taip toliau. Bet būtent filmo kažkaip, ir šiaip kiek esu su tavim susidūrus, dirbus, žinau, kad esi jautrus. Ir pavyzdžiui, filme būtent labai gražiai parodoma yra ir tavo jautrumo pusė, už kurią šiaip tau tikrai esu dėkinga, nes tai rodyti yra irgi stiprybė ir tai yra stipraus žmogaus bruožas. Ir kaip tu pats manai, kiek, žinai, tau jautrumas padeda, o kartais kiša koją ir būna tiesiog labiau kenkiantis dalykas. Aš tiesiog, žinai, aš nesistengiu specialiai dėl nieko, tai tas mano jautrumas galbūt natūralus yra ir jo yra kartais galbūt tiek daug dėl to, kad man trūksta iš kitų žmonių jo. Aš kažkaip tiesiog noriu, kad jeigu tau kažkas nepatinka, kad tu kaip ir turėtum galimybę ateit pasakyti, kad kažkas nepatinka. Tas kažkoks užsiblokavimas žmonių mane liūdina šiek tiek, žinai, dėl to aš kažkaip per daug nesistengiu, bet noriu būti atviras dėl to, kad tiesiog tikiuosi iš žmonių to paties, žinai, grįžtamojo ryšio. Tai man tiesiog svarbu yra, aš tiek daug esu prisiklausęs ir prirašęs dainų apie tai, kaip tu kažką nugirsti arba pasišneki su žmogum ir po to per tiesiai per aplinkui, žinai, ateina į kitas. Man kažkaip šitas geimas nelabai jaudina. Aš norėčiau, žinai, mes, aišku, visi hebrose tipo šnekam, aš irgi, žinai, galiu pasakyti, kad man ten, šitas klipas man lievas, tipo, žinai. Bet aš visą laiką kažkaip stengiuosi pasakyti tai taip, kad jeigu net tas žmogus ateitų pas mane, aš vis tiek pasakyčiau, kad, senė, aš tai būčiau kitaip daręs. bet tiesiog man kažkaip, norisi būti nuoširdžiam, nes aš taip nenoriu, kad mane apgaudinėtų žmonės. Dėl to aš nenoriu kitų apgaudinėti. Tai noriu, kad tokia būtų be apgaulė ekosistema mano viduje ir aplinkoje, kurioje aš esu tiesiog. Labai gerą posūkį padarai, nes kitas klausimas yra apie tai, kaip tau... Aš skaičiau tavo Zagatofkę tiesiog. Negali būti. Buvo slapstant. Bet kaip tau pavyksta nemeluoti ir būtent išlaikyti tą nuoširdumą ir, nežinau, išlikti tikrai, kad ir tiesmuku, bet teisingu. Ta prasme, tu neapsigaudinėjai ir, žinai, ar tu turi kažkokius pats savo, nežinau, vidinius tiesos radarus, kurie tau suveikia ir tu tuo pasitelki, žinai. Žinai, kaip yra labai viskas simple. Dėl to, kad mes ne štatuose gyvenam. Mes gyvenam Lietuvoje, mažoje šalyje ir bet kokiu atveju, jeigu mes ir su tavim dar ne kartą būsim ant scenos ir su bet kokia grupe mes ir backstage būsim ir ant scenos stovėsim. Todėl aš tiesiog nematau reikalo meluoti nei sau, nei dar kažkam. Geriau tiesiog yra visą laiką pasakyti tiesą ir kad visi ją žinotų ir viskas. Aš tiesiog noriu, kad visi žinotų tiesą, žinai. Nes
nesinori, kad paskesti kažkokiame mele, kad po to nebūtų nepatogu kažkokiam žmogui akis pasižiūrėti, žinai. Kol kas, man atrodo, kad aš galiu pažiūrėti visiems į akis arba atstovėti už kažkokį tai pasakytą savo žodį kažkur. Tai va. Nežinau, ar atsakiau klausimą, bet atsakiau. Okay. Atsakei. Ar yra dalykų, kurie tau kelia didžiausią baimę arba tokį, kur galvoju, blema, aš to tai bijau, kad tai vyktų. Arba bijau su tuo tiesiog susitikti akis į akį. Žinai. Aš labai bijau atsijungti ant scenos. Nes kažkada mes, kai grojom, man atrodo, Lofto feste, Lechas mūsų apšvietėjas tuo metu buvo ir jisai taip užhujarino dūmų žiauriai ir strobo, kad aš buvau tokiam debesyje, kur tu nieko nematai iš vis, žinai, ir aš nematau nei savo, net gitaros nematau. Ir mane pradėjo mutinti, tipo, aš pradėjau ten tokį, pradėjo linkti kojos ir po to momento man įsivarė strobofobija. Nežinau, ar toks terminas egzistuoja, bet tarkim. Ir netgi buvo mano laikotarpis gyvenime, kai aš eidavau į koncertus ir klausydavau jų nusisukęs nuo scenos. Dėl to, kad man tiesiog pradėdavo linkti kojos, nes aš galvojau, kad aš užsidarysiu vėl į tą debesį, kur aš nieko daugiau nematysiu, tik tai bliksinčią šviesą prieš save. Dabar esu, kaip žiauriai, dabar jau 2 metai pagijęs. bet Išsivalęs, jo. Bet jo, tiesiog bijau atsijungti ant scenos ir bijau visą laiką pastaruoju metu, ypatingai bijau tekstą pamiršti. Aš žinau, kad tu netokio atsakymą turbūt tikėjais kažkokį gilesnį, bet aš labai paprastai dabar žiūriu. Dėl to aš visą laiką laukiu labai akustinių koncertų, arba ten piano buvo koncertas, dėl to, kad žinai, tokia kažkokia ramesnėje aplinkoje, aš taip romantiškai yra tekstą pasidėti, tipo, bet tiesiog aš bijau pamiršti ir tas ten padėtas jisai, ten, žinai, aš jį glamžau, tipo, ir mėtau, tipo, kažkaip vaizdžiai atrodo viskas, bet aš tiesiog bijau sumaišyti savo lyriksus, nes aš žiūriu žiauriai daug Gorillazų koncų ir Damonas Albarnas, tipo, yra daug intervų pasakojęs ir kaip jis arba pamiršta tekstus, arba jam tiesiog yra atsibodę dainuoti Clint Eastwoodą ten ar whatever, tipo, žinai, ir jis kiekvieną koncertą vis sugalvoja panašią eilutę, bet kuri rimuojasi ir visi dainuoja vieno, jis kažką sako kitą. Tai aš tiesiog bijau, kad aš neturiu to skillso sugalvoti vietoje kažką, kas būtų panašu. Aš tiesiog ten suvemčiau ką nors ir nesuprastų žmonės, sakytų, čia ta daina ar ne. Kai Vingio parke mes grojom, mes sugebėt pasikeisti turėjom pagroti, nes vis tiek 10-mečio koncertas. Ir mes sugebėt pasikeisti sugrojom taip, kad man atrodo, kad 80% žmonių net nesuprato, kad ten ta daina iš vis yra. Nes buvo ne vienas draugas, kuris sakė, blema, žiauri geras koncertas, bet galėt sugebėt pasikeisti pagroti. Sakau, grojom seniai ir buvo 9 minučių versija, jeigu ką. Tai, prailginta, jo. Bet jo, tiesiog bijau pamiršti labai basic dalykus. Kamiliai uždaviau šitą klausimą, tai jeigu irgi Benas prilėktų tas suskeitų jauniklis, duotum kažkokį patarimą arba palinkėjimą Benui, kuris irgi visiškai neįtarė, kad jis, pavyzdžiui, stovės Vingio parke, dabar, pavyzdžiui, Kalnų parke bus koncertas, tai ką tu jam pasakytum? Kalnų parke birželio 200 su solo ansambliu. Nežinau, aš kaip minėjau jau šiandieną, kad kažkaip nenorėčiau nei žiauriau varyti, nei silpniau varyti. Man atrodo, kad viskas labai perfect timing pas mane buvo. Ir blogos, ir geros patirtis, ir pjovimas, ir ramybės būsenos, visas labai kažkaip paskaičiuotos. Jeigu vis dar sėdžiu čia, man atrodo, kad viskas yra teisinga. Kadangi viską pats patyriau savo kailiu, tai galbūt nepalinkėčiau ne savo, bet tiesiog dar kartą pasikartočiau, kad palinkėčiau kiekvienam patirti tai, kas jam yra duota natūralioje gyvenimo tėkmėje. Nuostabu. Buvai kada mąstęs, kuo būtum, jei ne muzikantų, nežinau, buvai svajojęs kažkoje svajonėlę, kur va, būčiau tuo. Aš turiu savo verslo planą. Važiuojam. Jeigu man kada nors nepasiseks su muzika, aš noriu
turėti savo karštų sumuštinių furgoną. Žinai dėl ko? Dėl to, kad kai aš varydavau į festivalius ir sutižėliai ir aš vienas iš jų eidavo ieškoti maisto, aš svajodavau apie trikampinius karštus Paprastus. sumuštinius. Tiesiog. Ir viskas. Someday. Prisiparkuosiu. Bet rimtai, žinok, aš kažkaip norėčiau turėti savo... Ir dabar nupis kažkas šitą idėją palibamą. Aš norėčiau turėti savo karštų sumuštinių furgoną, kur savo logotipą su karšta vėla kaip džekesose, kur Bibi ant užpakalio tipo išdegina. Man nežiūrėt į tokį filmą, asmenį. Bet norėčiau turėti tiesiog kažkokį, kur būtų fun. Aš nesu kažkoks ten maisto, žinai, ten, kad... Gurmanas. Aš iš vis, čia tokia lempinė idėja. Bet aš tiesiog taip nuo vaikystės myliu karštus sumuštinius trikampinius ir ypatingai tą, kur sueina du trikampiai. Būtent per vidurį. Tas krastas sūrio. Aš labai galiu pritarti, nes... Aš žinai, kaip aš galėčiau padaryti atskirą patiekalą, kur tik tas išpjautas. ir tu su lasdelėm valgai iš dėžutės. Užkandinis, toks prieš šitus sumuštinius. Šiaip labai galiu pritarti, nes aš prieš 2 dienas galvoju, ką suvalgyt, kad neapsinuodyt, prieš laidą būtų visai idėja. Galvoju, čia labai saugus variantas. Karšti sumuštiniai yra tiesiog, neprašausi niekad. Tikrai patikrint šlapenką, nes ten dažniausiai irgi iš kiaulės nagų daryta. Gal galima kokį ten saranų kumpį. Ne, čia tai jau mes, žinai, aš nesakau, kad pas mane pižonai rinksis į futrą, kad mes darysim paprastai. Trikampiniai ir viskas. Galim tokiu pavadinimu ir daryti. Beni Benasi trikampiniai. Taip. Viskas, that's it. Yra pritariamasis balsas, žinai. Taigi ir priartėjom prie paskutinio klausimo. Nuo trikampinių priartėjom prie tylos. Staigus posūkis. Tai pas tave irgi yra puikia daina be tylos. Ir puikų žodžiai. Ar įsivaizduojate save? Tu save, mane be tylos. Ta tyla gali reikšti daug daugiau. Kas nušovė tylą, nežinau. Tai man įdomu, kai tu tyli, apie ką tyli ir apie ką būna tavo tyla, nes manau, kūryboje jinai yra būtina ir bekuriant, be tylos tikriausiai irgi neįmanoma. Man žinai, kas yra didžiausia dovana gyvenime? Būnant santykyje su kitu žmogum, turėti galimybę tylėti. Ir aš turiu vieną dainą, kurios niekaip nesugebu jau keletą metų išleisti, bet man atrodo, kad santykyje didžiausia dovana yra kalbanti tyla, nes tyla kartais yra iškalbingiau už 1000 žodžių. Bum! Taigi, nuoširdus ačiū tau, Benai. Ačiū tau. Mes pažįstame, sakau, žiauriai daug metų iš tikrųjų. Ir man tai yra insane. Aš visas tas patirtis labai vertinu ir atsimenu, kaip mes grojom čia per Rasti pasiklysti turą. Tai buvo mano pirmas turas. Tai buvo pirmas mūsų grupės turas. Tai buvo turas nulėmęs mano ateitį dėl to, kad aš pasirinkau turėjau rinktis iš 2 dalykų. Ar daryti tai, ko nori tėvai iš manęs, ar daryti tai, ko noriu aš. Ir sold outas šitoje būtent tamstoje ant šitos scenos nulėmė tai, kad dabar aš esu čia ir tai mane kažkaip stimuliavo ir buvo variklis daryti toliau. Tai aš dar kartelį labai noriu padėkoti visiems, kad atėjote čia. Atėjot dėl visko ir dėl tavęs, ir dėl manęs, ir dėl Kamilės. Aš labai tiesiog esu laimingas, kad tokie dalykai vyksta ir kad žmonės ateina klausyti, kaip kiti žmonės kalba. Bet labai tikiuosi, kad kada nors bus toks renginys, kur 2 žmonės susitinka ir tyli, nes tyla iškalbingiau už 1000 žodžių. Bum! Oh my God. Bro.
Gengą. Plojimai. Ačiū visiems dar kartelį, labai gražaus likusio vakaro.